Sekmadienį apsilankiau prekybos centre Vilnius Outlet, kur vyko žaidimų savaitgalis, tai pažiūrėkime, kągi čia įdomaus galima buvo rasti. Į akį iš karto krinta 4 arkado automatai čia pastatyti, bet čia ne arkado automatai iš senovės. Šitos arkado automatus gamina dabar kompanija Arcadia One Up. Vieno tokio arkado automato kaina apie 700 eurų. Čia buvo pastatyti 4 rūšių arkado automatai. Tai Galaga, Pac-Man, Mortal Kombat ir Street Fighter. Kiekviename iš jų yra po 14 žaidimų. Arkadinis automatas Pac-Man, kuriame be skirtingų Pac-Man versijų dar galima rasti tokius žaidimus kaip Galaxian, Galaga, Dig Dog ar Mappy. Street Fighter arkadinėme automate be klasikinių Street Fighter 2 žaidimų dar galima rasti tokį žaidimą kaip Final Fight. Mortal Kombat arkadinėme automate be klasikinių pirmų 3 Mortal Kombat dalių, įskaitant Ultimate, dar galima rasti tokius žaidimus kaip Paperboy, Rampage ar Gauntlet. Ir paskutinis arkadinis automatas, iki kurio taip ir nedaėjau, buvo Galaga. Čia be Galagos arkadinių versijų dar galima buvo rasti Pac-Man ar Mappy žaidimą. Taip pat buvo Nintendo Switch konsolė su žaidimu Mario Kart, 2 personaliniai kompiuteriai su Counter-Strike žaidimu, papildytos realybės komandinis žaidimas Hado, 2 vietos, kur galima buvo pavairuoti lenktynių žaidime, sėdint už tikro vairo, kaip tikrame automobilyje. Ir PlayStation 5 konsolė, kurioje sukosi žaidimas FIFA. Na, taip, ant PlayStation 5 turbūt nėra ką geriau paleisti, taip. Štai toks renginys vyko Vilniaus prekybos centre Vilnius Outlet. Tikėjausi kažkokio didesnio renginio, pasirodė pakankamai viskas maža, taip labai mažoj teritorijoje viskas. Bet tokie renginiai tik tai sveikintini, tai ačiū, kas pažiūrėjote, tikiuosi jums buvo įdomu ir iki.